galima trumpom citatom apibūdinti, kas yra, fonas. Ar mes laisvi, ar nepriklausomi. Taip, laisvi nepriklausomi visom to žodžio prasmėm, nebent būsi rusų propagandoje ir išnykęs durnelis, kuris kabinėsis, nežinau, kažkokius žodžių triukų žais ir kaip Lekstutis, kad žaidžia, kaip visi realiai propagandistai žaidžia, kad kaip tu gali būti laisvas ir nepriklausomas, jeigu tu priklausai Europos Sąjungai ir panašiai. Aš jau esu paaiškinęs visą šitą loginę grandį, bet... Lietuva nėra suvereni valstybė, o tik vykdo ES ir JAV nurodymus. Net pagalvoti reikia, nėra taip iš tikrųjų. Net Europos Sąjungos įstatymai yra aukščiau už Lietuvos. Tai Vaitkus ir Lekstutis viename realiai. Ir Vaitkus ir Lekstučio pozicijos, bet vatnikų pozicijos, taip. Tai čia yra Rusijos propaganda ar realybė? Bet pasirodo propaganda. Čia kaip visą laiką tas yra triukai naudojami žmonių, kurie actually 50 IQ turi, bet pats tas, kad viršenybė yra taip, faktas. Bet tai nereiškia, kad mes nepriklausomi ar priklausomi. Ir jie niekada to savo tiem degradam nepaaiškins, nes ten niekas smegenų neturi. Lygiai taip pat, jeigu tu priklausai Europos Sąjungai, tai yra ne tas pats, kas tave okupavo Sovietų Sąjunga. Tu gali priklausyti komandai kažkokiai savo noru ir gali iš jos pasitraukti. Ne ant popieriaus pasitraukti, iš tikro gali pasitraukti. O kad bus kažkokios nuobaudos, tai aišku, kaip ir kontraktą pasirašus, bet tu gali tą padaryti. Ir tai visiškai nėra tas pats, bet jiem visiems yra tas pats. Lietuva vykdo provokacinę politiką Rusijos atžvilgiu. Bet čia yra propaganda, kad Lietuva provokuoja Rusiją. Ir priešiškumas Rusijai kenkia Lietuvos ekonomikai. Atrodo, aksioma. Bet kokia valstybė, nebūtinai Rusijos atžvilgiu. Labas, kad realaus. Lietuva vykdytų Latvijos arba Estijos arba Amerikos, bile ko pasaulyje su ko santykius turi priešišką politiką ir kad kenkia ekonomikai. Priešiškumas. Tai čia, elementaru, bet ne. Pasirodo, čia yra propaganda. Tai šitie keturi. Čia yra dar toks dalykas, žinai, kodėl yra gan sunku ir parašyti įstatymus ir panašiai, kai žmonės klausia, žinai, kodėl jų nepasodina, žinai, už propagandą ir panašiai. Nes yra sudėtinga, jeigu tu pradedi mėginti, žinai, užrašyti įstatymą žodžiams, teiginiams ir panašiai. Nes yra dalykas, vien paminėti teiginius kažkokius aš galiu. Net aš galėčiau paminėti visus tos pačius ir tai nebūtų propaganda. Priklausyti nuo konteksto ir viską. Bet kai tu įdedi tą kontekstą, kai yra žmogus, kuris visą gyvenimą, pažiūrėjau, arba teistasi už tai, arba visą gyvenimą, arba kiekvieną video, arba netgi, kiekvieną video visą gyvenimą turi tos įsitikinimus ir juos yra deklaravęs anksčiau, tu dabar net neprivalai sakyti šitų teiginių, kad užsiminėtum Rusijos propagandą rusiškais naratyvais. Ar pavyktų kokį... Nes tie žmonės, kurie labai ilgą laiką augina savo publiką. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, aš padaryčiau 2 metai iš eilės, aš daryčiau video, kur žiūrėtumėm įvairius video, reaktinčiau, kur moteris gal parodytos moteris ne iš geros pusės, tarkim, ir mes ten žvengiam, žinai, tiesiog vieną kartą ten pažiūrim, kaip ten prasigėrusios, kitą kartą ten dar kažką, kaip krenta, kaip nusišneka per kokį interviu, ir žinai, 2 metai aš 5% video tokių žiūriu. Dabar galim sakyti, aš tą darau, kai Ruginienę žiūriu kiekvieną dieną dabar praktiškai, nes jin premjerė, bet tarkim, taip darau. Po 2 metų man realiai nereiktų sakyti, aš manau, moteris yra degradės visas. Tai būtų per tūpą. Man užtektų žiūrint video, pasakyti tokį savo auditorijai, tokį teiginį, žinai, kokį ko tikėtis. Ir visiškai visi suprastų apie ką aš. Kuo labiau tikėtis iš tos tupos moters, nes visos moteris tupos. Nes ką aš dariau, tai 2 metus su savo bendruomenė bendravau ir tai yra vadinamas dog whistle. Dog whistle yra toks terminas naudojamas signalui specifiniam tavo auditorijai. Kur auditorija tavo labai gerai supranta apie ką tu. Bet visi kiti realiai, nesupranta, ką tu čia pasakei. Nes jie nebuvo, tavo žiūrovai nebuvo paruošti indoktrinuoti tai minčiai. Tai pačius tuos faktus tu gali paminėti. Europos Sąjungos įstatymai, man atrodo, kažkuris ten ar teismas ar kažkokia institucija, yra viršesni Lietuvos.
Aš galiu tą pasakyti laisvai. Ir jeigu kažkas paklaus, mes galim pakalbėti apie tai viską, nes pas mane tarp žiūrovų nėra vatnikų ir nėra 50 IQ žmonių ir viskas aišku. Kai jis tą sako, jis žaidžia žaidimą, nes jo žiūrovai visi supranta. Tai reiškia, kad mes esam nepriklausomi, kad mes nesam nepriklausomi, nes mes priklausomi ES ir jų įstatymai viršesni, mes neturim laisvės jokios, mes negalime jokių įstatymų priimti. Jie visą tą priema tiesiog tą išgirdę kaip dog whistle. Jie tiesiog tą girdi, nes jie tam buvo paruošti, jie taip masto, tai yra tokia bendruomenė. Bet ką jis tada gali daryti? Sakyti, aš tai tik faktą pateikiu. Arba dar labiau, patvirtinti teoriją, kad visi valdžioje yra melagiai, ten korumpuoti viską, nes jie kaltina Juraitį propagandos skleidimu, kai jis viskas, ką sako, tai tiesiog faktą, kad yra viršenybė įstatymo. Tai jis va tokį dvigubą gali žaisti. Ir signalizuoja, aišku, savo žiūrovami tą, ką jie tiki ir taip. Ir tada turi tą tokią gynybą, kad čia aš tiesiog pasakiau faktą. Bet va, tas dalykas yra tas, kad tada dar kaip ir savo patiems žiūrovam patvirtina kitą teoriją, kad va matot, jie mus kaltina propagandą, kai mes tik faktus sakom. Bet realybė yra, jūs ne tik faktus sakot. Už to fakto kabutėse paminėjimo yra visos išvados. Ir čia yra problema su tokio mąstymo tipo žmonėm. Tu gali daug faktoidų turėti. Jo, kad va įstatymo viršenybė yra ta, bet tai nėra išvada, kad mes esam nelaisvi ar okupuoti ar priklausomi. Va šita va išvada ir yra klaidinga, o jie va to niekada nesupranta. Čia tokia gauna asmeninė analizė, bet čia yra gan paprastas dalykas, kurį techniškai visi žmonės turėtų suprast, bet labai mažai kas supranta. Nes tam reikia mokyti vėl argumentacinės klaidas. Ne tik, kad mokyti, čia net nėra kažkas advanced. Skirt laiko šiek tiek, paskaityti, kad ir Wikipedijoje sąrašą tų klaidų ir pavyzdį vieną kitą pažiūrėti ir tu supranti tada. Ir kas yra dog whistle ir tada tokius triukus, kur vat, faktoidus pateiki ir tada išvada padarai tragišką. Bet jeigu tave kas kritikuoja už tavo poziciją, tu tada sakai, bet faktai tai teisingi ir apsimeti, kad tu teisus esi, bet tavo išvada galbūt visiškai neteisinga.